Nu ką, chebryte, sveiki visi. Žodžiu, šiandien yra pirmadienis. Ir šiandieną turėjau dirbti, chebra. Bet, 5 ryto vaikas, good morning, temperatūra į viršų. Tai pakilo vaikų temperatūra. Ir va tai va sugriuvo mano visi planai per kelias minutės. Tai šiandieną nedirbu. Ir aš žinot ką galvoju, kad nelabai turėsiu tada galimybės jums ketvirtadienį sumontuoti ir sufilmuoti vidosiko. Nežinau, kas šiandien gausis, man vaikas ar leis Brianai. Nežinau, ar vaikas man leis šiandieną sufilmuočium epizodą, bet tikiuosi, kad kažkas tik gausis. Tai žinot, ką aš chebra sugalvojau? Ogi sugalvojau parodyti jums savo filmavimo setupą. Jėė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 
Tai pasižiūrėsim, hebra, su kuo filmuoju, kokią įrangą naudoju ir jo, ir galbūt atsiliepimus apie įrangą, ar verta pirkti tokius dalykus, ar neverta, ir galbūt dar ko reikėtų. Jo, tai gal pasižiūrim, ne? Tai einam, jaučiu viską, susinešam ant vietos ir tada viską paeiliui pasižiūrėsim, su kuo montuoju, su kuo filmuoju, su kuo įrašinėju garsą ir taip toliau, ir taip toliau, ir taip toliau. Ne, jo, tai taptalinam. Aha, ir nešam. Taip, šaunuolius, va čia tai sunki kuprinė. Aha, neš tenai lovytės. Tai šiaip mano tokį profesionalų video sufilmuoti trunka, net neįsivaizduoju kiek, bet daug. Sakykime, kokias 3 valandas, gal 4 valandas. Tada iš tos medžiagos viskas susimontuoti trunka apie 2 valandas ir dar kompe viskas rendrinasi dar apie 2 valandas ir tada keliasi viskas į YouTube vėl 2 valandas. Tai bendroji sumoji montuojam 2 valandas, renderinas 2 valandas ir įkelinėjam 2 valandas, tai 6 valandas gaunasi jau turint medžiagą kažkokią, ne? Bet tam, kad tą medžiagą turėti, dar yra didelis kelias iki to. Tai pasižiūrim. Taip, tai pasižiūrim, pradedam galbūt nuo pačio paprasčiausio dalyko, tai yra kompiuteris, mano kompiuteris. Tai mes turime Acer modelis, galbūt kažkas matys, Nitro 5, bėbi žino čia, kas čia per modelis, N20C1. Štai taip atrodo reikalas. Tai šitą kompą, hebra, pirkau gal prieš 2 metus, gal jau netgi ir 3. Ir tada mokėjau, atsimenu, štuką eurų, man atrodo. Dabar kiek jis kainuoja, net neįsivaizduoju, bet dabar esminis klausimas, sakytumėte, ar užtenka laptopo va tokiem dalykam? Faktas, kad užtenka. Seniau būdavau skeptiškai, labai žiūrėdavau į visus laptopus ir visus šitus dalykus, bet tikrai pilnumoje užtenka šito viso reikalo ir jeigu dabar, sakykime, reikėtų keisti kompą, tai vėl tikriausiai pirkčiau laptopą. Kodėl? Dėl to, kad tai yra patogu. Jo, nusišypsok. Tai dėl to, kad tai yra labai patogu, ne, su stacionaru niekur tu neišvarys ir šiaip griozdas, o jisai užtrunka ilgai su juo, ilgiau, sakykime, galbūt negu su stacionaru, jis yra lėtesnis, bet man per akis užtenka ir sakau, prieš 3 metus mokėjau štuką eurų ir kaip pačios dienos jisai man kuo puikiausiai tarnauja. Tai montavimui šitas kompas, Nitro 5 Aceris. Jau. Montuoju, hebra, vidosiukus su Vegasu, Vegas Pro, nežinau net kuris. Kažkas ten gal 17, 18, toj pasakysiu greitai. Va, kaip tik turim šabloną paskutinio video montavimo, tai Vegas Pro 19 ir štai taip atrodo visas sukarpytas vidosikas, tai čia buvo labai mažai montavimo palyginus, bet vis tiek užtruko 2 valandas. Tai kompą turim, ne, montavimui visą reikalą turim. Dabar kas yra toliau? Tai dabar turbūt einam prie pagrindinės mūsų kameros filmavimo. Tai taip, ir mūsų pagrindinis paukštis, su kuriuo yra didžioji dalis darbo filmuojama, tai yra DJI Pocket 3. Nuostabus įrankis, net nemastau apie kažką kito pirkimą.
Tai puikiai pasitarnavęs daiktas, tai yra mano antra kamera, kurią pirkau, prieš tai net nepamenu, kuri buvo, bet buvo tikrai nepasiteisinęs pirkinys. Šis daiktas, I like it, I love it. Šita kamera, Pocket 3 Hebra, jeigu, sakykime, planuojat filmuotis, darytis kažkokį tai kontentą, nenorit ten super aukštos kokybės, bet norit geros, tu juokauji, blėt. Dabar šitie kaimynai nori pasakyti, man išgręžti dar smegenis papildomai. Fuck, almighty. Tai pilnai užtenka. Jeigu, sakau, planuojat, norit palyginus rimtai žiūrėti visą šitą reikalą, net nešvaistykit pinigų. Gera ahujena kokybė, gera stabilizacija pačio video. Man patinka, kuo puikiausiai užtenka video YouTube'ai, manau, kreatorių, tai per akis. Čia filmų gal neprifilmuose, ne? Nors, manau, kas labai gerai nusimano kameros, sakytų, galima ir gerą tikrai filmą nufilmuoti. Tai va, tai man puikiai pasitarnavęs dalykas, tikrai pinigai nešvaistyti, kuo puikiausiai, ne? Tai kamera pagrindinė, check. Tada dar mes Hebra turim šiaip visokių daug dalykėlių, kurie yra reikalingi mirtinai, tai kaip ir pavyzdžiui adapteris, SIM kortelės, pačios SIM kortelės, kurias turiu dvi, turi būti aukštos geros kokybės dalykai, tai bet šitus gal smulkmenas labai jau nesileisim. Jo, tai dabar toliau mikrofonas, kas gerai buvo perkant Osmo Pocket 3, kad ček. Gavau iš karto prie to pačio mikrofoną. Tai man dabar nereikėjo sukti smegenų dėl mikrofono, mikrofonas lygiai taip pat puikiai veikiantis, bet jeigu planuojat, sakykime, daryti pokalbių su kažkiem žmonėm, tai jau yra sudėtingiau. Kamera pati įrašinėja, bet labai prastos kokybės, tai tada galbūt reikėtų pagalvoti, nusipirkti dar vieną, ne? Ten yra pekai visokie ir taip toliau, tai man vienam užtenka per akis, bet jeigu norit daugiau balsų prigrūsti savo video turinį, tai reikėtų pasimastyti apie daugiau mikrofonų negu vieną. Jo, nes mes visi Hebra žinom, kai būna integruoti mikrofonai, tiek telefonuose, tiek kamerose, ta kokybė būna... Tai mikrofonas Hebra check. Dabar dar vienas dalykas, kurį ne per seniausiai įsigijau, tai yra prieš kažkur pusę metų, tai yra dar viena kamera. Nu, ble, tu juokauji, seni, kiek tu gręši? Va dabar pradėjau Hebra filmuoti, dabar gręžio, grinai jausi. Tai dar vienas naujas buvo pirkinys, parodyk. Tai buvo DJI Action 5 Pro daiktas. Dabar su šita kamera tai yra irgi tikrai reikalingas daiktas, tikrai nepamainomas dalykas, brangus daiktas, bet tikrai reikalingas daiktas. Bet ar jums tokios reikia, Hebra, jeigu planuojatės irgi ieškotės tokių kamerų? Manau, tikrai per akis užtenka 4 ir 3, tikrai per akis. Dabar kodėl aš pirkau, dėl to, kad aš kažkada esu minėjęs, kad aš mėgstu, jeigu perku, tai perku max ir kad jau man ten pamiršt visą šitą reikalą. Tai ir kadangi jau pirkau šitą first person kamerą, tai pirkau ją jau max, kad nupirkai ir pamiršai. Tai puikus daiktas, puikiai atitinka visus mano expectations, pilnai užtenka man jo, bet jeigu norit sutaupyti, tai tikrai neverta tokios brangios pirkti. Nes aš ją naudoju tik tai kokių gal 5% iš viso video, ne, kai ten dažau dar kažką darau. Tai tikrai nereikalingas daiktas, aplamai net nėra super reikalingas daiktas, bet jeigu nori pakelt šiek tiek video kokybę, tai jo, reikia. Aprūvinu. Tai aišku, dar reikia dar papildomos kortelės, atminties papildomos kortelės. Taipogi geros, ne šiaip pigios šroto. Tai toliau turiu tokį krepšį. Pilna visokių priedų, ne? Visokių selfie stikų, laikikliukų, turiu trikojį dar patalpose, kurio jūs šiandien nematote. Jo, pilna visokių šudukų, baterijų. Dar vienas dalykas, kurį turiu ir kas matėt, galbūt tai yra dronas. Bet dronas čia Hebra iš viso, sakyčiau, 0,005% gal video naudojame, galima panaudoti, planuojam keliones, galbūt kažkokias pafilmuoti ten, galbūt labiau. Bet dronas iš vis nežinau, ar reikalingas, bet va kelionėse, sakykim, tai tikrai... Atleiskite labai. Labai geras daiktas kelionėse, ne, nes, sakau, planuoju, nespoilinsiu kol kas kur ką, bet planuojam, dažytojai planuoja biškelį atsipūs, pailsėti, biškį savo bimbalą pamušti, tai dronas tokiuose dalykuose gal reikalingas, bet dabar ką darau, tai visiškai ne, labiau pramogai, labai siauras panaudojimo spektras ir labai brangus daiktas. Aha. Tai šiaip dar sakau, Hebra prie visos puokštės įrankių neparodžiau daug dalykų, kurie yra reikalingi ir būtini. Tai sakykime, visokie strepai Action 5 Pro, visokie padėjėjai, laikikliai, visokie tripodai ir taip toliau. Tai šitų dalykų nepasakoju, bet čia jau eigoje filmuoji ir matai, man reikia to ir to, ne? Tai tą ir tą nusipirkai. Pavyzdžiui, kai tik nusipirkau Action 5 Pro kamerytę, tai va čia va taip užsidėjau į burną. Ir filmavau tai, ką dariau.
Tai pamačiau, kad reikia būtinai man krūtinis strepo, ne? Tai nuvažiavau, GoPro nusipirkau firmos strepą, 100 eurų berods kainavo. Tai va tokie visi dalykai daug kainuoja, hebra, bet, nesakau, čia eigoje. Man jo reikia, kitam galbūt nereikia. Kitam galbūt reikia, sakykime, ten važiuoju kažkur dar kažką, tai va šitą suction cupą. Prisismaukai prie kažko, tai prisimontuoja Action 5 Pro, žinai, ir gali filmuoti, ką nori. Tai čia tokie kaip priedai, jie taip ir vadinasi, hebra, priedai. Galima be jų daryti, bet jie labai daug suteikia patogumo ir netgi ir kokybės. Gražesnius kadriukus gali nusifilmuoti ir patogiau. Jau. O dėl drono, hebra, tai po praeito karto aš su juo niekur neišskridau, žinokit. Guli, jisai pas mane fermentuojasi, kaip geras vynas. Visos batarkės pakrautos 3 ir laukėsi kaip paukštis narve, kada galėsiu skristi, bet dėja, nusipirkau realiai tokių laikų, kai yra pirmas dalykas šaltas, sninga, pūgos, lyja, dar kokia chuinė tamsu. Tai vasarą, manau, ar kažkur kelionėse tikrai bus naudojamas dalykas, bet šiuo metu jis realiai nuo paskutinio video tiesiog guli ir kažkada planavau vėl paskraidyti, bet tai nebuvo laiko, arba sninga, arba lyja, arba dar kažkas šūdas. Tai vasarą, manau, tikrai paskraidysim, kažką rasim mes jam paskirti, tai tikrai, bet kol kas skridau aš su juo kelis kartus, tai keli kartai padalinta iš, kiek aš ten mokėjau, gal apie 800 eurų, tai vienas skrydis apie 400 eurų. Variantas. Tai va, bet sakau, čia tokie dalykai, kur tikiuosi, kad pasitarnaus kažkada tai. Pinigai nei į balą, hebra, nei į balą. Nepamirškit, visi šitie dalykai, pinigai nei į balą. Pavyzdžiui, kai kamerą pirkausis, dabar neatsimenu, ten Sony, man atrodo, kažkokia buvo, bet nepasakysiu kuri, bet man žiauriai, pirkau 9, mokėjau gal 300 eurų ir žiauriai nepatiko, o šita, pavyzdžiui, Osmo Pocket 3, pasiimi rankas ir filmuoji. Viską jinai už tai padaro, tau nieko realiai nereikia daryti, ne? Nebent ten kai ledų daug, tai tada exposure pasireguliuoji, bet šiaip nieko daryti nereikia, ne? O kai buvo su ta, tai buvo daug reguliavimų. Tai va ten, sakyčiau, pinigai į balą. Bet šiuo atveju viskas veikia, kuo puikiausiai populiarūs dalykai galima parduoti, dar kažkur panaudoti. Turbūt kažkas tokio. Jo, šiaip jeigu turi klausimų, hebra, parašykit komentaruose, manau, atsakysiu jum, nes kelios dienos nusimato lovos režime, gulint, žiūrint filmus, serialus ir kažką veikiant tokio. Tai dabar, hebra, sakykime, iš viso šito setuko, ką aš turiu nusipirkęs, ko, sakykime, galbūt nereikia ir ką galbūt galima pakeisti, tai yra Action 5 Pro, galima drąsiai pirkti prastesnę, tikrai nėra reikalingas toks stipriai daiktas. Dronas iš vis praktiškai net nereikalingas daiktas, tai tokie va du galbūt dalykai. Pagrindinė kamera visiškai... Oh my days, bro. Pagrindinė kamera visiškai yra pasiteisinęs pirkinys, net nemastyčiau apie kažką kito paigręžti, bliuot. Fuck hell, mate. Kompas lygiai taip pat, hebra, net nemastyčiau apie kažką kito, iš tikrųjų puikiai, sakau, pasitarnavęs dalykas. Jo, tai hebra, tikiuosi, kad patiko toks labai trumpas video, paprastas, ne, bet galbūt kažkam naudingas, galbūt kažką gero sužinojote. Kainas visi galite pasigūglinti, bet čia jau skaitosi, jau premium kokybės dalykai, ne, tikrai nepigiausi, tai brangu, bet hebra, jeigu nori kokybės, tai turi būti brangu, visų čia taip yra. Tai vat, alio? Jo, tai jeigu patiko šis epizodas, spaus laiką, spaus subscribe, parašyk komentarą. O mes ką, lauksim, kol pasveiksim ir bandysim judėti su darbais, o darbai juda, hebra. Juda, netgi kai aš namuose sėdžiu. Tai va, tai susimatysim. Ačiū, kad žiūrėjote, iki galo, kad žiūrėjote.